Visi politikai ir tikėjimai reikalauja, kad žmonės klauptųsi ant kelių. Kai žmonės klaupiasi ant kelių, jie susiriečia ir energija plūsteli į šventiką, Dalai Lamą ar popiežių, ar kunigą. Visuomet, kai mes lenkiamės į kitą, mes sutraukiame energiją ir kažkiek energijos plūsteli į kitą. Už tai nėra teisinga, nebent abu nusilenkia ir abu pasidalyja tuo. Panašiai kaip ranką paspaudžiant. Vienas spusteli ranką ir kitas. Tuomet jie pasidalyja energijom panašiai kaip turgui. Tai puiku, kai žmonės dalyjasi savo energiją. Bet bent jau tikėjimuose visuomet būdavo lenktis prieš tikėjimo Dievą. O faktiškai prieš tikėjimo vadą.